Laba diena. Sveiki prisijungę prie smulkiųjų projektavimo įmonių asociacijos rengiamų kvalifikacijos kėlimo kurso architektams. Šiandienos seminaras truks 1 valandą, bus vienas pranešėjas, tai bus Giedrius iš Gelan. Ir gale seminaro. Taip, o iš kur aš sakiau? Iš Gelan. Ai, ką tik su Giedrium, atsiprašau, iš Gelano kalbėjau telefonu ir irgi Giedrius vardas matyt taip užstrigo, kad labai atsiprašau, taip Giedrius iš Paroko. Ir gale seminaro pasidalinsiu apklausos formos nuorodą, kas jau ne pirmą kartą dalyvauja, žino, panašiai jie atrodo kaip ir registravimosi formą į šitą seminarą. Ja užpildę vardą, pavardę, kelis klausimėlius iš seminaro, savaitės bėgyje elektroniniu paštu jums išsiųsim kurso išklausimo pažymėjimus. Kaip visada galima bendrauti su pranešėju, su Giedriumi, galima jam uždavinėti klausimus per mikrofoną, galima uždavinėti klausimus per chat susirašinėjimą. Ir galima vėliau kontaktuoti su juo, manau, atsakys jūsų klausimus ir galima draugauti ir bendrauti. Taip, kelios minutės lieka iki seminaro pradžios, visi jungiasi po truputį ir galbūt stabdausi aš savo. Galima bus turbūt pradėti, Giedriau, galėsi. Jo, tai laba diena visiems, dėkui už suteiktą žodį. Šiaip truputėlį irgi šiandien tik sužinau, kad seminaras bus 1 iš 1, tai toks kaip ir gaunasi vidinis Paroko seminaras, bet manau, kad praleisime šitą valandą mes gana maloniai. Aišku, kitą savaitę tokia liktai ir darbo apimtimi bus trumpesnė, tai turbūt tas seminaras toks trumpas pakankamai bus geras įvažiavimas į sekančią rimties ir susikaupimo savaitę. Trumpai, dabar kol įsijungęs kamerą, noriu prisistatyti. Esu Giedrius Gelusevičius, dirbu bendrovėje Parok jau 25 metus, tai tikrai turbūt su daugeliu jūsų esu bendravęs ne kartą per šį ketvirtį amžiaus laikotarpį ir su tais, kurių nemačiau, tai dar kartelį pasakysiu, esu Giedrius Gelusevičius, bendrovė Parok. Na ir šiandien mes šnekėsime apie tinkuojamų fasadų sistemas. Pasijungsime ekraną. Jo. Ar matosi? Ai, dar turbūt. Įrankių juostas matome, reiktų išsididinti skaidrės. Skaidrės išsididintos. Pasižiūrėsim, kas čia. Taip. Kažkaip būna, kad reikia dalintis tą išdidintą kartais vaizdą, o ne ten prie pasirinkimų, kurį dalintis vaizdą, kurį langą. Tai pasižiūrėsim. Nes mes dabar matom naršyklę su zoomu atidaryta, ne tas langas pasidalintas. Palaukit, aš pabandysiu tada. Jo, iš naujo pasidalinti, paspausti. Kažkaip ne tas langas vėl, kažką čia matom. Nežinau, pasijungiam prieš tai gerai. Aha, ar bandome. Gal aš tada pabandysiu išeiti iš mitingo ir vėl įeiti, įleisiu mane, galbūt tai padarysiu. Techninė pertraukėlė, bet taip pat, manau, išspręsim techninius nesklandumus.
per bandomąjį prisijungimą buvo viskas tvarkoj, bet dabar va, dar jungiasi dalyviai, tai nieko blogo, manau, čia. Taip, Giedrius jungiasi iš naujo. Giedriau, prisijungėjau. O kodėl mes matom tavo kažkokį elektroninį paštą susirašinėjimas? Va, dabar matom skaidrės. Giedriau, nežinau, tu mikrofoną gal neįsijungęs. Giedriau, buvo gerai. Viskas gerai, jo, čia juosta pabėgo matyti. Va, dabar Jo. pilnas vaizdas, pirma skaidrė. Jo, tai čia truputėlį, taip, tai pradėsim savo seminarą. Kaip ir minėjau, šios dienos tema tai yra tinkuojami fasadai arba liaudyje tai vadinami šlapieji fasadai. Iš tikrųjų, tai pilnas pavadinimas, tai yra fasadų sistema, tai išorinės tinkuojamos termoizoliacinės sistemos. Angliškai tai vadinasi ETICS. Ir Vytautas gale seminaro jums pateiks 3 klausimus, tai dažnai būna, kad dėl tų klausimų kyla tam tikri, sakykime, klausimai klausytojams, ar nori pasidiskutuoti, atrasti tą teisingą, tai aš tiesiog irgi parašiau savo telefono numerį, kad tie, kurie norės su manim po seminaro, sakykime, sukontaktuoti ir ar plačiau aptarti šitą temą, tai prašom kreiptis, aišku, ne tik po seminaro, bet ir vėliau, kai jeigu kils klausimų įrenginėjant tokių fasadų sistemas. Ir jeigu tie klausimai liečia termoizoliacinių gaminių parinkimą. Tai šios dienos potemės, kurias 7 tokie klausimai, kuriuos mes šiek tiek padiskutuosime, aptarsime plačiau ir važiuojam. Taigi, tinkuojami fasadai, kaip ir minėjau, liaudyje tai vadinami šlapieji fasadai. Ir dar vis Lietuvoje bene populiariausia fasadų apšiltinimo sistema, kuomet naudojamas plonosluoksnis tinkas arba pjautinis klinkeris. Tai tokių bent jau gyvenamosios paskirties pastatų, sakykime, visame portfeliai, jas turbūt sudaro apie 70%. Jeigu mes kalbam apie renovaciją, gyvenamosios pastatus, tai turbūt šitas skaičius yra 50 ant 50 visų atliekamų darbų. Kur galima tokius fasadus naudoti, kaip minėjau, jie naudojami ir gyvenamiesiems, ir negyvenamiesiems pastatams apšiltinti, individualiems daugiabučiams pastatams, pramonės pastatai retkarčiais tai naudoja. Ir be abejo, dvi šakos, tai yra nauja statyba, taip pat ir, kaip ir minėjau, renovacija. Taip kad gan populiarus sprendimas tokio tipo fasadų šiltinimui ir kažkokių tai didelių apribojimų naudoti tokią sistemą iš tikrųjų teisiškai reglamentuotų nėra. Pirmiausia, reiktų aptarti, ant kokios sienos gali būti klijuojama tokia termoizoliacinė sistema. Tai svarbia yra siena, gali būti įvairių plytų ar blokelių, mūras, betonas, įvairios plokštės, cementinės plokštės. Aš turiu Panevėžyje vieną firmą, kuri specializuojasi karkasinių pastatų statyboje, tai jie naudoja būtent apdailai cementinės plokštės, ant kurių vėliau yra klijuojamos akmens vatos plokštės ir jos apdailinimos plonosluoksniu tinku. Ir tikrai ta sistema gyvuoja ne vienerius metus ir kažkokių tai didelių ar nusiskundimų ar klausimų nėra, kuomet visi darbai yra atliekami kokybiškai, medžiagos parenkamos pagal galiojančius nacionalinius ar europinius techninius įvertinimus. Na ir kaip minėjau, yra naudojam paprastai, tai yra įprastas tinkas, plonas sluoksnis, vakarų Europoje yra storas sluoksnis tinkas paplitęs, ten keli centimetrai jo yra, bet Lietuvoje naudojamas plonas sluoksnio tinko sistemos.
Na ir jeigu norime turėti fasadą šiek tiek prabangesnį, tai turbūt apdaila yra naudojamos pjautinio klinkerio plytų apdaila. Ir čia vėliau aptarsime, kuomet šios dvi apdailos naudojamos, kodėl yra pasirenkamas vienas arba kitas termoizoliacinis gaminys, kokios jo savybės lemia, kad sakykime, klinkeriui tinka labiau vienos medžiagos, plonasluoksniam tinka kitos. Kai mes naudojame tinką apdailą, tai yra tikrai plačiausiai paplitęs sprendimas, turbūt apie 80% tokių fasadų yra įrengiama, kai tinko apdaila yra plonasluoksnis tinkas. Ir tuomet tinko tipai turi būti, jeigu tai yra, mes kalbame apie šiltinimą akmens vatos gaminiais. Akmens vatos gaminiai yra absoliučiai laidus garams, yra toksai garų varžos faktorius μ, kurio, jeigu reikšmė yra vienetas, tai reiškia, kad ta medžiaga yra absoliučiai laidi vandens garams, kaip ir, sakykime, stovintis oras. Tai jeigu mes imam stovinčio oro sluoksnį vieną metrą, tai per akmens vatos plokštės 1 metro storio irgi praeis toks pat garų kiekis, kaip ir pro stovintį orą. Tai reiškia, kad medžiaga visiškai, tas medžiagos sluoksnis visiškai savyje nesulaiko vandens garų. Tai yra pakankamai tikrai gera savybė, nes dėl parcialinių garų sluoksnio mes žinome, kad garai visada yra linkę judėti iš šiltosios pastato sienos, sakykime, iš patalpų į šaltąją, kaip dabar mes turime šaltesnį orą už lango. Tai šita savybė yra tikrai nepamainoma, nes leidžia sienai visą laiką išlikti orasausias būklės. Na, jeigu mes šnekame apie kitas tradicinės medžiagas, aš vadinu bendriniu žodžiu plastikais, nes, sakykime, į tą medžiagų grupę įeina ir putų polistirenas, tai jų, sakykime, tas garų varžos faktorius μ prasideda ties 26, 27, 28. Tai reiškia, kad ta medžiaga tiek kartų yra nelaidesnė, sulaiko drėgmę savyje ir matysim iš nuotraukų, kokios negandos atsitinka, kai yra naudojamos nelaidžios vandens garams medžiagoms kaip termoizoliacinis sluoksnis. Na ir apdailos tinko sluoksniui dažyti, tai yra silikatiniai, dispersiniai silikatiniai ar silikoniniai dažai, kurie irgi, sakykime, yra pakankamai laidus drėgmei, kad tas paskutinis apdailos sluoksnis nesulaikytų perteklinės drėgmės ir leistų jai evaporuoti į išorę. Taigi, trumpai aptarsime, kokius gaminius ir sprendinius siūlo rinkai kompanija, kurioje aš dirbu, tai yra kompanija Parok, gaminanti akmens vatos gaminius. Ir turbūt pradėsiu nuo to, kad pats populiariausias, pats seniausias turbūt gaminys tokio tipo sienom šiltinti, tai yra Parok Linio, tai yra vertikaliai orientuoto plaušo plokštė. Vėlgi liaudyje tai yra vadinama lamelė, kuomet, sakykime, plaušeliai yra daugiau orientuoti šiltinamosios sienos plokštumai yra vertikalia kryptimi, tai yra kaip ir su šituo raudonu taškeliu rodau, tai jos yra tokios tarsi mažos kolonėlės. Kągi tai duoda? Tai išryškinau šitą savybę, tai yra statmenas paviršiui stipriai tempiant. Vėlgi išvertus į paprastą lietuvių kalbą, tai reiškia, kad jeigu mes priklijuojam lamelėmis 1 kvadratinį metrą, tai kad jas atplėšti nuo priklijuoto paviršiaus, sakykime, lubas mes išklijuojam tokiu gaminiu. Leidžiam klijams sudžiūti, įgyti visas savybės galutinės, tai kad 1 kvadratinį metrą tokių lamelių atplėšti mums reikėtų 8 tonų svorio. Kitaip tariant, reiktų pakabinti apie 4 lengvuosius automobilius ir tie automobiliai tada atplėštų šitą gaminį nuo priklijuoto paviršiaus. Taigi, kai mes šnekame apie klinkerinę apdailą, klinkerinę pjautinių plytų apdailą, kuomet pati apdaila, pats sluoksnis yra tikrai pakankamai sunkus, tai mes visuomet siūlome tuo atveju naudoti būtent Parok Linio 80 gaminius, nes būtent matome, kad tai yra pakankamai tvirta medžiaga ir būtent kai turime sunkią apdailą, tai tikrai rekomenduojame visada naudoti Parok Linio 80, o jeigu turim mažaaukštę savybę, vėliau irgi pristatysiu savo namą, kuriame gyvenu, beje, aš apsišiltinę savo namą su būtent tokio tipo fasadų tinklomų sistema.
parodysiu nuotraukas. Apskritai mano prezentacijai vyraus turbūt nuotraukos, nes tie, kurie norės susižinoti daugiau detalių, tai arba tuo metu, kai reikės, tai tikrai mes galėsim diskutuoti arba susirašyti laiškais ir išsispręsti tas problemas. Čia daugiau tokia labiau vizualinė bus, kad įsidėmėti pagrindinės savybės. Tai štai linija 80 lamelės, jos yra, kaip matome, 20 cm aukščio gaminiai, pakankamai maži, bet mes juos galime išpjauti iki pusės metro storio, jeigu mums reikia, jeigu yra tam tikri reikalavimai, ir kai naudojame klinkerinę apdailą. Tai yra tikrai vertas dėmesio gaminys. Kitas gaminys pakankamai naujas, tai yra Paroc linija CC. CC reiškia nuo angliško žodžio C coated, tai reiškia, kad ir vienas ir kitas paviršius yra padengtas gruntu. Tie, kurie naudojo turbūt lubų apšiltinimui Paroc CGL 20CI gaminius, irgi lamelės tokias šaltų garažų rūsių luboms apšiltinti, tai žino, kaip atrodo tas gruntuotas paviršius, tai lygiai čia lygiai tas pats yra, ką duoda gruntuotas paviršius. Čia jau daugiau turbūt įrengiant tokius fasadus, tai lengvas dengiamumas tiek klijų paviršiumi, tiek armuojančio sluoksnio, tai statybininkam taupo laiką, nes tas gruntas leidžia geriau sukibti klijams arba gruntui ir maždaug įrengimo darbai gali sumažėti ir 10 ir 15% įrengiant ir naudojant Paroc linijos 10 CC gaminius. Šitas gaminys yra pakankamai naujas, mes jį pradėjom nuo šių metų sausio pristatėm į rinką ir šiuo metu dar nėra baigti, nepapildžiau nuotraukomis, bet keletas objektų, 14 objektų Lietuvoje yra būtent šiltinama šito gaminio pagalba ir aš manau, kad vėliau, jeigu ten po keletos metų vėl grįšim prie tinkuojamų fasadų sistemų temos, tai bus papildyta nuotraukomis ir iš Lietuvos objektų. Na ir matome, kad, kaip ir minėjau, šitas naujas gaminys turi eksploatacinių savybių deklaraciją ir jį galima tikrai naudoti su žinomais prekių ženklais, kurie atstovauja tinkuojamų fasadų sistemas. Lietuvoje galim paminėti Baumit, Kaparol, Cerezita, Sakretas yra daugelis kitų, tai štai šitas gaminys gali būti naudojamas. Dešinėje nuotrauka, kaip jis yra pakuojamas. Ir štai matome, to gaminio paviršius yra gruntuotas, būtent kas neleidžia, sakykime, kadangi plaušeliai turi tokią savybę, kad atstumia nuo savęs drėgmę, o klijai ir gruntas yra drėgmi, tai jie pradeda raitytis. Tai štai gruntas būtent tą savybę ir pašalina ir leidžia tolygiai užnešti klijų ir grunto sluoksnį ant tų plokščių ir statybininkam tai palengvina klijavimo, montavimo darbus. Kitas pakankamai naujas gaminys, tai yra Paroc linija Pro. Čia aš išryškinau šilumos laidumo koeficientą, tai yra vienas geriausių rinkoje, 0,034. Tai kai mes turim renovacinius projektus, ar turim kažkokius tai naujus projektus, kur, sakykime, sienos konstrukcija negali būti pakankamai stora dėl vienų ar kitų priežasčių, tai būtent šilumos laidumas, kuris yra 0,034, geriausias, sakykime, tarp mineralinių vatų, būtent fasadų šiltinimui tinkuojamų, yra ta savybė, kuri irgi skatina rinktis būtent dėl šios savybės. Ir kaip minėjau, vėlgi, turbūt reikia paminėti, kad degumo klasė visų mūsų gaminių skirtų tinkuotiems fasadams yra A1, tai yra nedegi medžiaga, aukščiausia klasė. Ir kaip minėjau, vandens difuzijos, garų difuzijos varžamių, štai tas faktorius yra vienetas. Tai reiškia, kad visos šitos medžiagos termoizoliacinės, kurias aš pristačiau, jos yra absoliučiai laidžios vandens garams. Tai vadinasi, kad tie garai, kurie iš vidinės pusės prasismelkia ir smelkiasi per visą konstrukciją, jie nėra užlaikomi ir yra išvedinami į išorę, taip sudarant sąlygas, kad mūsų atitvara visuomet bus artima orasausiai būklei, kas yra tikrai svarbu, eksploatuojant pastatus, jų ilgamžiškumui, šilumos efektyvumui ir visom kitom teigiamom savybėm. Taigi, truputėlį pasišnekėsime apie savybės arba požiūrį, akcentus, kuriuos reiktų atkreipti, šnekant apie išorinį tinkuojamų sudėtinių termoizoliacinių sistemų, būtent šitos
sistemas. Taigi, čia, kaip žinom, kaip kiekviena sriuba turbūt susideda iš įvairių ingredientų, taip ir šita sistema štai yra išvardinti visi sakykime, pasitaikančios medžiagos, jų medžiagų sąranga ir apibūdina tinkuojamų fasadų sistemą. Vienintelis dalykas, kad į sistemą niekada nėra įtrauktas pagrindas, siena, prie kurio montuojama ši sistema, tačiau ir klijai ir visi kiti sluoksniai, iki pat apdailos sluoksnio ir dažų, tai yra išbandoma kaip viena produktų sąranka ir gauna tai patvirtinantį techninį nacionalinį arba techninį europinį įvertinimą, kad štai šitos medžiagos tarpusavėje yra išbandytos pagal techninių įvertinimų vadovo keliamus reikalavimus ir gali būti pripažinta kaip veikianti sistema, kuri yra saugi eksploatuoti. Tai kaip ir minėjau, netgi ir mūsų 18 metų STR reikalavimuose pastatų atitvaros, sienos, stogai, langai ir išorės durys yra numatyta, kad šią sistemą turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktų rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys, komplektas, sąranka įvairių šitų išvardintų prieš tai skaidrėje medžiagų ir turintis europinį arba nacionalinį techninį įvertinimą ir paženklintos CE ženklu. CE ženklas apskritai Europoje reiškia tai, kad tos medžiagos tiesiog yra saugios naudoti, vartoti žmogui. Tai nėra kažkaip tai kenksmingos žmogaus sveikatai. Ir kitas dalykas, turbūt reikia apie dokumentų hierarchiją ir reglamentavimą truputėlį užsiminti. Tai dažnai mes irgi sulaukiam, štai paskambinkim į paroką Giedriui Gelusevičiui ar parašykim į laišką, gavę jo atsakymą, pradėkim mosuoti statybininkų, kad štai jūs kažką negerai padarėt ir taip toliau. Ne, mano atsakymas yra pačioj žemiausiai grandy visų dokumentų. Reiktų neužmiršti, kad visų pirma visi pastatai yra projektuojami, sakykime, naudojantis Europos parlamento tarybos reglamentais priimtais ir Lietuvoje galiojančių STR reikalavimų, kaip ir jau minėjau, 2018 metų. Taip pat kiekviena ta sistema turi europinį techninį įvertinimą išduotą ir toj sąrankoje visos medžiagos turi turėti CE ženklą ir taip pat eksploatacinių savybių deklaracijas. Tai štai, sakykime, hierarchija yra tokia, kad pirmiausia STR reikalavimai, tuomet ta sistema tinkuojamų fasadų turi turėti savo nacionalinį ar techninį įvertinimą ir jeigu reikia kartais pasikonsultuoti su manim, kokį termoizoliacinį sluoksnį aprašytą toje vienoje ar kitoje techninėme įvertinime reiktų panaudoti, kuris būtų efektyvesnis, atitiktų reikalavimus, tai taip, štai aš esu toj paskutiniai grandy, kuris galėčiau patarti, kaip suefektyvinti tą konstrukciją. Tačiau dažnai buvo įsigalėję, kad štai paskambinsim parokui kaip akmens vatos gamintojui, gavę iš jo atsakymą, mes užbėgam tarsi už akių prieš visus kitus egzistuojančius dalykus. Tai čia, kai aš taip pradėjau dirbti parokė 98 metais, galbūt taip ir buvo dėl dokumentų trūkumo, tačiau dabar visa tai yra pakankamai gerai aprašyta ir tos sistemos veikia. Kokie ETICS projektavimo pagrindai? Na, tai kaip ir žinome, yra dar vienas STRs, tai yra pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas, kuriame prašomi, kaip minimizuoti šiluminius tiltelius, kaip projektuoti taip, kad sienos konstrukcija būtų, kaip ir sakiau, minimizuota drėgmė, kaip ją pašalinti, koks jos stipris, apskaičiuoti vėjo apkrovos, apdailos apkrovas. Taip pat, jeigu yra keliami tam tikri reikalavimai ugnies apsaugai, tam tikros priešgaisrinės aptvaros ar skyriai ir taip toliau. Ir turim aišku, kad šiuo metu mes gyvenam su A++ klase ir čia yra irgi U vertės įvertinimai kiekvienai pastatų grupiai, kur ta atitvarą turėtų tenkinti šiuos reikalavimus. Tai mes atsižvelgdami į šituos reikalavimus savo internetinėme puslapyje, čia kaip pavyzdys, vienas iš pavyzdžių konstrukcijos, mes pateikėme, kaip štai parok linija 80, matome lamelės, jeigu yra pasirinktas tas gaminys.
Ir yra paskaičiuota 5 populiariausi mūsų galva naudojamos būtent sienų tipai, iš ko yra daroma Lietuvoje. Ir tada pagal reikalavimus, jeigu čia yra kaip pavyzdys gyvenamosios paskirties tinkuojamų, tai kokie turėtų būti storiai parenkami, kad atitiktų A++ klasės reikalavimus. Tai kiekviena konstrukcija mūsų puslapyje yra aprašyta ir tikrai galima apsilankius atrasti tai, kas yra naudinga ir svarbu būtent projektuojant tą ar kitą konstrukciją. Ką reiktų atkreipti dėmesį, montuojant tokias sistemas? Na, mes darėm, atsimenu, vieną kartą apklausą statybininkų, tai ką jie atkreipė dėmesį, tai sakė, visada akcentuokit klaidas, visada akcentuokit blogus sprendimus, rodykit, kas yra padaryta blogai, kad mes nekartotumėm tų klaidų ir vizualiai atfotografuokit ir aptarkit būtent tuos blogus sprendimus. Tai vienas iš blogų sprendimų turbūt tai yra iš karto prieš montuojant tokią sistemą, tai įvertinti, na čia parodyta, sakykime, renovacijos siena, kuri gali štai tokia būti. Ir tikrai reikia įvertinti tokios sienos, pačio pagrindo sienos stipruminės savybės. Ir kitas dalykas, tai statybininkai buvo įpratę, kad jeigu turim kažkokius štai nelygumus, aplink langą dar kažką, tai mes šiltinimo sistemos pagalba tuos nelygumus išlyginsime. Ne, tie nelygumai turi išlyginti būti prieš montuojant tokią sistemą, tai yra sutvarkyta siena išlyginta lygi, patikrintos stipruminės savybės, užtikrinti visi sandarumai, sakykime, na čia ne pats geriausias turbūt pavyzdys, bet tiesiog šaržuota siena paimta, kad kartais tikrai klausdavo, ką negalima čia iš karto, taigi uždengsim plokštėmis termoizoliacinėmis, tinku ir štai turėsim, tarsi ir paslėpsim. Ne, taip elgtis negalima, reikia susitvarkyti pirmą sienos paviršių, prie kurio toliau bus montuojama šita tinkuojamų fasadų sistema. Dar kitas dalykas, į ką statybininkai turbūt ne visada atkreipia dėmesį, tai kokiamis sąlygomis yra montuojama, jeigu fasadas yra įmirkęs, o tai galima labai lengvai išspręsti pastolius uždengiant tam tikromis plevelėmis. Čia matome žiemos sąlygomis net ir pripustyta, nesilaikoma atitinkamos temperatūros, nes šitie fasadai turėtų būti montuojami, kai lauko temperatūra yra ne žemesnė negu +5, tai jeigu turim žemesnę, tai yra tam tikri specialūs priedai kai kuriems sluoksniams arba statomos šilumos patrankos, vėlgi pastoliai turbūt yra apvelkami, aprengiami ir sudaromos sąlygos. Aišku, tai išbrangina statybą, bet kartais laikas spaudžia. Tai būtent, kad visa ta sistema turėtų būti montuojama, kai lauko temperatūra ne žemesnė negu +5 laipsniai. Galbūt čia viena iš priežasčių, kodėl irgi vėdinami fasadai Lietuvoje paspartėjo, nors jie yra pakankamai turbūt 2-3 brangesni, jeigu įmant sąmatą kvadratinio metro įrengimui, bet bent jau vėdinamus fasadus tikrai galima įrengti ištisus metus, kai tuo tarpu, sakykime, tinkuojamų fasadų sistemos, jau turbūt lapkričio 2 paskutinės savaitės, turbūt šį sezoną ir bus paskutinės, kuomet galima be priedų arba be šilumos patrankų Lietuvoje bus galima įrenginėti tinkuojamų fasadų sistemas ir turbūt tai truks iki kovo vidurio. Buvai laidotuvėse, buvai nuvažiavęs. Kažkas į laidotuvės dar važiuoja, tai jo, turbūt neatsimūtina. Į laidotuvės kitą savaitę važiuosim. Kitas dalykas, jeigu vykdot kažkokią tai autorinę ar techninę priežiūrą, tai reikia žiūrėti, kad kaip statybininkai tepa klijus ant plokštės. Kai plokštės išmatavimai yra 60 cm ant 1,20 m, tai svarbu, kad klijai padengtų bent jau minimaliai 40% plokštės paviršiaus ir kad būtiniausiai klijai turi būti tepami perimetru. Tai yra vėliau turbūt parodysiu ir schematiškai ir vieną nuotrauką, kas atsitinka, jeigu mes tik tai, štai, sakykime, galim padengti turbūt šitais kleckais irgi 40% plokštės paviršiaus, tačiau tai nėra teisingas plokštės klijų padengimas, nes atsiranda keletą bėdų, kurias mes vėliau aptarsim. Jeigu mes turim lamelės, kaip ir minėjau, pats gaminys yra 20 cm aukščio, tai naudojant štai tokias šukas 10x10
grioveliai tie, tai paprastai nėra šansų kitaip, kaip padengti pilnai visą klijuojamo paviršių tokios plokštės, tai čia turbūt šnekėti apie klijų padengimą procentais nėra prasmės, nes tiesiog statybininkas paima ir vienu rankos mostu ima ir užtepa reikalingą paviršių. Truputėlį apie klaidas, kaip ir minėjau, tai štai, žiūrim, jeigu mes turim smeiges ir ne perimetrų, o čia yra pilki, tai yra tie kleckai, sakykime, klijų, kur uždėjo statybininkas ir nepadengia perimetrų. Tai kas gaunasi, kad tarp šiltinimo paviršiaus sienos ir termoizoliacinio sluoksnio vis tiek per klijus gaunasi tarpas apie centimetras, 1,5 centimetro, kas gaunasi, kad atsiranda oro tekėjimas, kuris teka įvairiai, kas gaunasi, kad turbūt šiltinimo savybės tokiu būdu, kai atsiranda oro apiplovimas šiltinimo paviršiaus ir termoizoliacijos, tarsi kamino paviršius įvairiom kryptimis, tai turbūt sumažėja trigubai, o gal ir net ir dar daugiau. Nes mes patys žinom, kodėl mūsų striukės turi rankų kažkokius tai gumytes, kurios užtempia, virvutes, kurias susitraukiam apačioj, užsidedam šaliką, nes žinoma, jeigu tų dalykų nepadarysime, kokias šiltą striukę be užsidėtumėm, jeigu šaltas oras, vėjas palenda mum po nugarą, tai viso gero komforte ir peršalimas ir bėganti nosis garantuota. Tai namas elgiasi lygiai taip pat, kaip ir žmogus. Tai čia viena blogybė, kita blogybė, bet nuotraukoje matome irgi visiškai pilna, kad kleksiukais buvo uždėta. Tai kas gaunasi, kad ypatingai dabar žiemos periodu pučia pakankamai stiprus vėjai, Anatolijus, ten ir visi kiti viesulai. Tai pučiant į vieną fasadą susidaro teigiamas slėgis, kitame fasade priešingame gaunasi neigiamas, tai yra pačių lipimo jėgos, ir kurios, o fasadas veikia, kaip įsivaizduokim, būrinio laivo burė. Tai yra didelė plokštuma ir štai tos jėgos, jos tiesiog vėjo jėgos atplėšia fasadą šiltinamą medžiagą nuo sienos paviršiaus ir štai matome, ką turime, ką turim. Čia iš Lenkijos, tarp kitko, važiavau iš komandiruotės namo ir pamačiau tokį dalyką, kad štai ir įvyko tas, kas turėjo įvykti, nes gamtinės jėgos, sakykime, prie tam tikrų viesulinių vėjų, tai jeigu mes kalbėjom apie linijų 80, kad atplėšti jėga turėtų būti 8 tonos į kvadratinį metrą, tai kai štai pučia vėjai, tai gaunasi apie 1,5 tonos maždaug. Tai susidaro tokios vėjo jėgos, kurios atitraukia šiltinamą medžiagą nuo šiltamosios sienos. Tai štai, tikrai susidaro pakankamai didelės stiprios jėgos ir į tai numoti ranka visiškai negalim. Todėl štai dvi tokios blogybės, kuomet yra neteisingai, medžiagos pačios kaip ir teisingai, bet jų panaudojimas sukelia štai tokius nepageidaujamus reiškinius. Kitas dalykas, tai čia Lietuvoje gal dabar jau mažiau, bet aš esu matęs irgi daug statybų, kur pavadinkim visus kampukus, visas nuopjovas, visas šiukšlės, taupydami nežinau kieno pinigus, bet sudeda į sieną, suklijuoja taip, kaip gaunasi. Tai čia aišku, kad atsiranda tam tikri plyšiai, juos sudėtingiau suarmuoti, arba jie turėtų būti teisingai suarmuoti, tada turėtų būti į armavimo tinklelius suinvestuota daugiau pinigų. Bet jeigu tai turim štai kaip čia parodyta, tai aišku, kad tinko trūkiai yra visiškai neišvengiami ir tik tai laiko klausimas, kada jie pasirodys, o jiems, sakykime, sulyjus, įbėgus lietaus vandeniui ir užšalus žiemos metu, tai susidaro tas vadinamas butelio kakliuko efektas, kuomet pradeda plėšti ledas, besiplėsdamas pradeda tą plyšį didinti. Kitas dalykas, jeigu mes šnekam apie vėlgi kitas šiltinimo medžiagas, čia yra tikrai didelė bėda plastikų, tai kad jos visiškai nelaiko savo geometrinių matmenų ir formų. Būtent šita savybė, jų blogoji savybė lemia daugelį paskui atsirandančių, čia kaip grandininė reakcija, prasideda nuo to, o paskui visos blogybės tiesiog akumuliuojasi arba lenda viena po kitos. Tai jeigu mes ir klijuojam, kad ir vasarą, klijuojam
tas plokštės prie sienos, tai jeigu yra karšta, o mes žinome, kad tam tikrais atvejais pietvakarių, pietų fasadai kaista yra 60 ir 70 laipsnių šilumos, tai gaunasi, kad besiplėsdamos štai išsipučia pilvais. Jeigu mes klijuojam, tokiam šaltesniam dienom ar dar, tai besitraukdamos atplėšia kampus. Ir kitas dalykas, kad nei ilgio, nei pločio, taip pat jos traukiasi, praktiškai visų laikų traukiasi. Ir tie plyšiai, vėliau matysim nuotraukose, aš prabėgau savo rajoną, kuriame gyvenu, nusifotkinau ir savo, ir kaimynų namus ir pamatysim akivaizdžius skirtumus. Na ir štai, matome irgi sieną, kai yra tos plokštės čia nuėjo pilvai, susitraukia ir matome pašvietus kampus saulytėj, visi tie gauti praktiškai lygų tinkuojamo fasado paviršių, misija neįmanoma. Ten, žinau, kad ir šveisdavo seniau, ir ką ten bedarydavo, bet šitie procesai yra nuolatinės, nesustojami. Jie visų eksploatavimo metu jie vyksta. Tai nėra kažkoks tai dalykas, kuris ima ir sustoja. O čia mano kaimyno namas priešais langai, buvo čia spalio mėnesį, spalio gale šiltos gražios dienos su saulyte ir štai tiesiog niekur eit man nereikėjo, priešais stovintis namas, nusifotkinu ir kokia kokybė, ką tu besistengsi, ar tai tenkina ar netenkina estetinių požiūrių, čia kitas dalykas, bet aš nenorėčiau, kad mano fasadas atrodytų šitaip. Objektas iš Kauno, čia prie centre statytas, tarp kitko, vienas iš prabangesnių ir kas turbūt irgi ne vienas matėm, kai yra suklijuojamos plokštės ir staiga net neuždėjus armuojamo sluoksnio yra besiplenčiančių putų pagalba, bet visi plyšiukai yra užpučiami. Tai toks kyla, loginis klausimas, ar tikrai čia tie statybininkai tokie kairiarankiai ir tos rankos auga iš tam tikros vietos, kad jie nesugeba suglausti tų plokščių? Turbūt ne. Jie plokštę suglaudė, tik tai vėlgi, kaip ir minėjau, vyksta traukimosi procesas, atsiranda plyšiai ir jie bando tuos plyšius gelbėti investuodami, vėlgi besiplečiančių putų flakonai tikrai ne vieni pigiausių turbūt dalykų, kas aišku, samatoje jie nėra skaičiuojami, kai lyginama, kad štai būk tai su akmens vata, tai pažiūrėkit kokią kainą, su plastikais, tai pažiūrėkit kokią kitą, bet pridėtinis darbas, pridėtinės medžiagos ir, kaip minėjau, turim besitraukiančias plokštės, kurios, tai gerai, jeigu spėjo pamatyti, užpurškė ten, bet vėlgi sąveika, kaip reaguoja tos putos į temperatūrinius pokyčius, į ilgamžiškumą ir visą kitą, tai čia irgi didelis klaustukas. Kitas dalykas, kai nesilaikoma vėlgi temperatūrinių režimų, štai tinkas užteptas buvo tuo metu, kai pašalo ir matom, atsirado ledas, snaigių pavidalu, jisai kaip snaigės, kaip ant stiklo, kad vanduo šala, tai tinkas irgi taip sušala ir pavasarį, aišku, visas tas reikalas nusproginėja, nusilupa tarsi sūrio sluoksniai. Tai vėlgi, tai iš karto parodo tokie dalykai, tai kad buvo nesilaikyta temperatūrinio režimo ir nieko gero iš tokio fasado vėliau eksploatuojant nebus. Kodėl verta rinktis parok akmens vatą arba apskritai akmens vatą? Tai kaip ir turbūt jau truputėlį paminėjau, tai yra A1 klasė nedegios, jeigu mes turime aukštuminius pastatus arba tam tikras apskritai konstrukcijas, jeigu mes galim konstrukcijose nedidinti gaisrinės įkrovos degių medžiagų, tai turėtumėm, turbūt logiškai ir yra, kad tai turėtumėm taip ir daryti. Tai yra pastovių matmenų, parodysiu nuotraukas, kas tai yra pastovus matmenys, nes šiltinant savo pastatą irgi dariausi nuotraukas, efektyviai izoliuojančios šilumą, garsas, aišku, kita savybė laidžios vandens garam, ką ir sakiau, kad leidžia atitvarom būti kaip įmanoma arčiau orasausios būklės, o tai yra pakankamai gera savybė. Įsivaizduokim savo drabužius, išsitraukiam drėgnus iš skalbimo mašinos, kas nėra orasausia būklės drabužiams ir užsidedam ir išeinam vėjuotą dieną į spalio lapkričio mėnesio dieną, pučiant vėjui. Tai vėlgi liga garantuota. Tai kaip ir minėjau, pastatai yra sukurti žmonių, naudojimų žmonių ir elgiasi kaip žmonės. Ilgamžės, nes pagrindinė medžiaga mūsų yra bazaltas, tai yra vieną kartą jau išlydyta
lava, tai kai klausia, kiek akmens vatos ilgamžiškumas pačių plaušelių ir savybių, nu, tai tiek, kiek akmuo laiko, taip ir plaušelis laiko, tai tikrai pakankamai ilgaamžės. Tvarios, nes gali būti perdirbamos, na ir, kaip minėjau, tinka tiek naujai, tiek renovacijai naudoti. Na ir štai šiltinta parok linija 80, mano ir kaimyno namas, aš dabar seminarą vedu iš šio namo, čia yra kaimynų, šviesi apdaila, tamsi apdaila ir kaip minėjau, kodėl linija 80, dėl to, kad va, štai matom, pirmas aukštas yra naudota pjautas klinkeris kaip apdaila, antram aukšte plonas sluoksnis tinkas, tačiau mes nenaudojam smeigių. Vėlgi dėl tos pačios savybės, kad 8 tonos atplėšimo jėga ir mažaukščiam pastatam netgi nereikia naudoti smeigių, naudojant linijų 80 gaminius, kas vėlgi taupo turbūt darbą, nes vienos smeigės įkalimas, aš vieną kartą prisukimas 50 sekundžių maždaug trunka, jeigu profesionalus, plus jų nupirkimas ir taip toliau, jeigu gerai smeigia ten euras ir, na, vėlgi įvyksta kitose dalykuose taupimai. Tai darbų greitis ir kokybė ir štai kaip atrodo ir kad tikrai tai yra naudota linio, čia nuotraukos darytas šį rudenį. Tiesa, šitie fasadai atsirado 2017 metais, o čia yra 2023 metų nuotraukos. Ir nematom jokių pasikeitimų jokioje apdailoje ir kaimynai, iš tikrųjų turiu ir statybininkų kaimynų, klausia Giedriau, ką tu padarei, kad taip atrodo tarsi tavo fasadai tik vakar būtų nuimti pastoliai, tik vakar išėjo statybininkai. Tai aš sakau, štai geros medžiagos ir kokybiškas darbas ir lemia ilgamžiškumą. Statybos, tai matome, kad statybininkai klijuoja lameles. Čia yra pritrauktas, užsilipau ant pastolių ir šitą gabalą prisitraukiau, kad pasižiūrėtum, matmenų stabilumas. Tai galim išvelgti, kad čia yra viena lamelė, antra lamelė, trečia, bet iš tikrųjų matmenys ant tiek yra stabilus, kad jeigu mes ten šnekam Egipto piramides, kaip tie žmonės statydavo, kad net lapo popieriaus negalima įkišti, tai lygiai tas pats apie akmens vatos gaminius. Jie yra taip išpjaunami gamykliškai tikslių matmenų, kad ten kažką pašveisti, kažką įterpti, kažką daryti tikrai nereikia. Tai štai pavyzdys, kaip atrodo termoizoliacinis sluoksnis, paskui kuris ir lemia tos kokybinius estetinius, vizualius pokyčius, kaip atrodo tas fasadas. Na ir tą pačią dieną apibėgau savo kaimyno pastatus, tai matome smeigės ir matome, kad kiekvieną plokštę mes galime suskaičiuoti. Kodėl? Dėl to, kad čia yra tie tarpai susitraukusios plokštės, vadinasi, šiluma greičiau pasiekia tinką, išdžiovina jį. Čia tinkas, sakykime, kur yra putų polistirolas, jisai yra įmirkęs, nes dėl garinės varžos, kad neišleidžia. Ir štai matome tokius fasadus, tie patys labai gerai, nes aš gyvenu Kalvų slėnyje, tai praktiškai visi namai yra pastatyti 2 metų skirtume, vieni jaunesni, kiti senesni, bet iš principo nuo 2015, čia 2017 metų, kaip atrodo, kai yra naudotos plastikai. Kiti sako, tai gal tu čia, žinai, irgi šaržuoji, pasirinkai ten kažkokie jau labai akcentavai tikrai prastą pastatą, kitur taip nėra. Ne, prašau, yra štai aš tiesiog, aš neišėjau iš savo gatvės, aš tiesiog nufotografavau savo gatvę, kaip atrodo mano kaimynų namai, lyginant, ir matėt mano nuotrauką 2023 metų. Na, prašau, galim suskaičiuoti visas meigės, visas plokštės, nes, tie patys dalykai, jie persekioja tiesiog dėl blogo medžiagos termoizoliacinio sluoksnio pasirinkimo, jie tiesiog užkoduoti. Niekaip kitaip nesielgia pastatas. Čia yra daugiaaukščiai pastatai Vilniuje, šiaurės miestelis ir irgi, jeigu mes naudojam plastikus, visadagi akcentuodavo, kad negalima naudoti ryškių spalvų, nes čia yra vėlyvo rudens, ankstyvo pavasario, kuomet irgi saulė pašviečia, fasadas drėgnas ir atlupinėja kaip olandišką sūrį, turbūt sluoksniais
atlupinėja būtent, nes čia didžiausi temperatūriniai skirtumai gaunasi ant tamsių paviršių, taip kad jeigu mes naudojam plastikus, tai visadagi ten visi sako, kad jeigu naudojate, tai naudokit šviesias spalvas, nes vat, štai kampo elementas, vat matome, jeigu tik ryškesnė spalva, nusilupo, jeigu balta spalva, tai lik ir nieko neatsitiko. Tai vat irgi yra tam tikras spalvinis turi būti gradientas įvestas, kad jeigu norim naudoti intensyves, tamsias spalvas, tai turbūt irgi vienas iš variantų tikrų ir teisingų pagalvoti apie akmens vatos gaminius. Tada termoizoliacinis sluoksnis, kuris praeidžia drėgmę, neužlaiko. Ir tokių bėdų nesigauna. Važiuojant iš komandiruotės iš Klaipėdos sustojau irgi viename iš Žemaitijos miestelių. Bet čia irgi klasikinis tipinis pavyzdys. Matome, kad renovuotas 5-aukštis. Na ir ką, tie kaimynai, kurie pamatė, kaip atrodo tinkamų fasadų sistemos, sakė, ne, mes gal iš keramikinių plytelių apdailos ir renovuosimės kaip vėdinamus fasadus, nes tokio estetinio, čia žmonės, aišku, dar net ir pinigų turbūt neįsimokėję, bet jau turi efektą. Tai matyt nubalsavo, kad tebūnie 2-3 kartus brangesnis fasadas, bet jau tokio vaizdo mes tikrai nenorim. Na, tai turbūt tokie medžiagų pasirinkimai, tas beatodairiškas ar nesąmoningas taupimas, nežinant, į ką tai susives, turbūt šitos tinkamų fasadų sistemas ir diskreditavo Lietuvoje, turbūt ir pradėjo tas augti vėdinamų fasadų segmentas, mes matome tiek ir renovacijoje, tiek ir naujoje statyboje, nes žmonės galvoja, kad štai užkoduota tiesiog, kad tinkuojami fasadai tiesiog jie tokie yra, bet jie yra tokie, kad tik dėl to, kad medžiagos nebuvo pasirinktos tos, kurios reikalingos. Dar viena nuotrauka iš statybų, kai yra tas grafininis tamsusis panaudotas, statybininkai suklijavo plokštės, išėjo namo. Čia buvo birželio mėnuo, durys stiklinės ir rytinė saulė pašvietė ir stiklas suformavo, tarsi veidrodinis suformavo saulės zuikutį ir saulės zuikutis tiesiog nudegino, nes buvo pasiruošta, kad ateis tą dieną ir uždės visus kitus sluoksnius. Išėjo žmonės tik tai termoizoliaciją suklijavę. Ir štai kas atsitiko nuo saulės zuikučio, tai kaip sakiau, nelaiko tos šilumos, tai čia užklijavo staigiai polietileną, kad jeigu atvažiuos savininkas, tai kad nepamatytų, o paskui jie per tą dieną bandė tvarkytis. Tai matome tą nudegimą, grinai, kad atsispindėjo veidrodinis įėjimo durų stiklas. Tai įsivaizduokim, kai mes turime klinkerį, tokį kaip pas mane tamsų, ne? Ar kaip pas mane tamsiai pilka spalva ir mano fasadas, tikrai jisai pietinis, pietvakarinis, įsikaista iki 70-80 laipsnių. Tai tie dalykai, sakykime, jie užtinko irgi, nes tinkas perduoda tą šilumą į tolimesnius vidinius sluoksnius, tai tie dalykai, jeigu tai būtų plastikai, jie ir toliau vyktų. Tai gautųsi, kad o tos medžiagos, sakykime, nuo 40 laipsnių Celsijaus pradeda evaporuoti. Tai tas procesas būtų nesustabdomas, tik tai nematomas plika akim, mes užtinko nematytumėm, kas vyksta. Ir kitas dalykas, tai rišas irgi su tuo pačiu, sakykime, dalyku, tai yra gaisrai ir aukštuminiai pastatai pasaulyje. Čia aš tiesiog parinkau metus Google, atsiverčiau, įsivedžiau aukštuminiai pastatai gaisras ir pasirodo, kad tai nėra toks jau retas atvejis pasauliniu mastu. Ir čia, kaip ir sakiau, jeigu mes galime tiek viduje, tiek išorėje naudoti mažesnę gaisrinę įkrovą, medžiagas, kurios yra nedegios, taip, gali būti aktyvios, kaip sprinkleriais sistemos gesinimo, viskas tas ok, bet jeigu kalbam apie medžiagiškumą, tai jeigu mes įmam aukščiausios A1 klasės, B1 klasės medžiagas, galim panaudoti nesirinkdami prastesnių, tai aš manyčiau, čia yra loginis dalykas, ypatingai, kai mes šnekam apie aukštuminius pastatus, nes tiesiog gaisrininkai neturi nei kopečių, nei hidrantų čiurkšlinių, kurie pasiektų aukščiausius, sakykime, aukštus, kad užgesinti tą ugnį. Ir leidžia tiesiog gaisrui, sudegti pastatui, nes nėra kaip jų užgesinti, jeigu nesuveikia sprinklerinės, sakykime, sistemos. Ir matome, jeigu dar viena bloga savybė yra apie plastikų šnekant, tai yra dūmai.
Jeigu mes galvojam, kad žmonės gaisro metu žūsta, sakykime, arba yra sužalojami ugnies, tai čia yra pakankamai retas dalykas. Iš tikrųjų, tai didžioji dauguma, 90-95 procentai žmonių, kurie žūsta gaisruose, tai būtent apsinuodiję dūmais, degančių medžiagų išskiriamomis medžiagomis, tai plastikai išskiria ciano oksidus. Ką jisai daro, kad jisai prisikabina prie raudonojo kraujo kūnelio ir prisikabinęs jis neleidžia degoniui prisikabinti vietoj jo ir gaunasi toksai kaip žmogaus skendimo efektas. Tai jeigu ten laiku neperpila ligoninėse, nespėja kraujo kelis kartus, tai žmogus tiesiog uždūsta, nes degonis negali prisikabinti prie jo raudonųjų kraujo kūnelių. Ir visi čia, sakykime, Šanchajus, Daka, Taivanas ir taip toliau, bet galvoju, Lietuvoje gal to dalyko nėra, bet besirinkdamas tą nuotrauką, sakykime, žiūriu, Šiaulių daugiabutyje, Lazdijuose, Kaunas, tai pasirodo ne visiškai retas dalykas ir Lietuvoje, taip kad vėlgi, jeigu mes turim daugiabučiuose, žinom, yra ir vaikų, ir senų žmonių, ir su kažkokiam negaliam, kur sunku judėti, o vaikai apskritai labai keistai elgėsi, nes Vilniuje buvo mokyklo gaisras, tai pradinukai slėpėsi spintose užuot bėgę, nes jiem saugu. Jeigu tu nematai pasaulio, tai pasaulis nemato tavęs. Tai iš tikrųjų gaisrininkai visada polom ieško spintose po gaisro vaikų. Tai, sakykime, jeigu šnekam apie tos tokius visuomeninius pastatus, tai apskritai pagalvojus, turim visuomeninį pastatą, vandens baseiną ir biblioteką, tai kuris pastatas degs lengviau, kuris sunkiau, kurį užgesinti bus sunkiau, kur bus, sakykime, nuostoliai didesni. Tai aišku, kad tas biblioteka, kuris turi gaisrinį įkrovą didesnį. Tai čia natūralu taip, kad šnekant ir apie tuos dalykus, kurie atsitinka retai, bet jie atsitinka. Aš irgi saugos diržą automobilį seguosi, jau nežinau, 305 metus, nors dar nesu turbūt avarijų sudalyvavęs tokioj sunkioj kažkokioj ar dar kažką, bet reikia visada saugotis. Taip kad aš manyčiau, kad šitoje vietoje irgi ne viena iš paskutinių priežasčių, dėl ko reiktų pagalvoti apie medžiagas, kurios yra aukščiausios ugniai atsparios nedegių klasių, A1 ar B klasių. Tai turbūt būtų iš manęs šiandien tiek. Dėkui, kas klausėsi. Vėlgi, kaip ir minėjau, jeigu kils klausimų, užpildat ten tuos Vytauto pateiktus klausimus, taip palikau telefoną, tai galėsim padiskutuoti, sukontaktuoti, kad gautumėt tuos geriausius turbūt Vytauto įvertinimus. Tai būtų tiek turbūt iš manęs ir linkiu gražios, ramios, gražios ir saugios savaitės kitos. Ačiū, Giedriau. Mačiau vieną klausimą. Galiu perskaityti jį. Čia buvo tuo metu užduotas, kaip klijuoti perimetrų reikia tas plokštes. O jeigu perimetrų klijuojam, kam smeigės reikalingos, klausia. Vėlgi, kaip ir minėjau, mano konsultacijos dėl smeigių, dėl tinkliukų ir visa kita nėra kaip hierarchija matė mane. Tai mano yra paskutinis laiptelis žemiausias. Smeigių kiekis, sakykime, ir visa kita, tai yra būtent, jeigu jūs pasirinksit tam tikro gamintojo Baumit, Kaparolio, Cerezito, Sakrato ar dar kažkas techninį įvertinimą, tai jame bus labai aiškiai ir pasakyta, kokios smeigės, kiek smeigių turi būti panaudojama, taip kad čia turbūt, aš galiu žinoti, bet čia ne visai etiška arba logiška sakyti, kam reikalinga, bet aš kaip ir minėjau, smeigės, pavyzdžiui, jeigu kaip ir matėt mano namą, kuriame aš gyvenu, linijų 80, tai aš iš viso smeigių nenaudojau, nes mažaukščiai statybai, sakykime, smeigės apskritai yra mechaninis papildomas tvirtinimas, nes visa laikančioji geba tokios konstrukcijos yra klijai. Būtent klijai, smeigės tik tai yra papildomas mechaninis tvirtinimas. Tai jeigu aš turiu savo atplėšimo jėgą 80 kPa, 8,8 kvadratinį metrą, o vėjo srautai patys didžiausi susidaro iki tonos, sakykime, iki 10-15 kPa, tai aš turiu labai didelę atsargą. Tai dėl to, sakykime, aš savo atveju nenaudojau ir jau
kiek 6 metai gyvenu, 7. Nepastebėjau, kad kažkas tai būtų neigiamo atsitikę su mano fasadais. Kažkaip kiek statybose esu matęs, tai pamatam nenaudoja, kas po žemės smeigių, tik klijus, o viršui dažniausiai. Tai vėlgi nenaudoja dėl to, kad ten tos naudoja. jėgos vėjo, sakykime, apkrovos pamatuose, Jo. prie žemės jos yra pačios žemiausios, nes su žeme trintis vėjo susidaro, jie ten, sakykime, greičiai patys mažiausi, pati įtaka ta mažiausia, plus cokolis paprastai, jis yra kiek ten iki pusmetris, iki maks metro, taip, kad ten taip, bet antra vertus supraskim, kad smeigės yra pakankamai geras, pinigų šaltinis samatoje, jų reikia tikrai ne vieno, ne dvi, ten skaičiuoja 4-5 į kvadratinį maždaug, čia toks vidurkis. Būna, kad ir jų daugiau, jeigu pastatas aukštuminis ir reikia ir daugiau jų. Tai taip, yra tam tikri dalykai, bet vėlgi, sakau, reikia atsiversti kiekvienu konkrečiu atveju yra nacionalinis, europinis techninis įvertinimus tokių konstrukcijų ir jame aiškiai parašyta, kiek smeigių, kokios smeigės, kokie tinkliukai, kokie klijai ir kokia termoizoliacija ir visa kita. Ir tą sąranką ir turi naudoti. Negali būti iš kitų, sakykime, techninių įvertinimų paimtos kitos medžiagos. Tai labai svarbu, kad būtent tai, ką jūs darote, prezumpcija ir yra, kad jeigu jūs naudosite techninį įvertinimą, kuris yra, sakykime, išbandytas pagal Europos techninių įvertinimų rengimo vadovą, kuriame aprašytos visos savybės, kurios turi būti išbandytos tokios sistemos, tai jūs ir gausite savybės fasado, kuris tarnausia 25 ir daugiau metų. Taip, ačiū Giedriau už atsakymą į klausimą. Daugiau klausimų nematau. Aš pasidalinau jau apklausos formos nuorodą. Nepamirškite ją užpildyti. Ir dar kartą ačiū Giedriui už pranešimą. Aš dar tikėjau savo kitos susikaupimo savaitės ir susitiksime dar sekančią savaitę lapkričio mėnesį. Aš tik tai savo ačiū dar kartą, Giedriu. Jo, paliksiu savo dar elektroninį. Jeigu norėsit pasikonsultuoti dėl Vytauto užduotų ar kitų klausimų, tai prašom turėti. Jo, arba atkreip mum, brūkštelkit, mes būtinai Giedriu kontaktus nurodysim. Tai dar kartą viso gero visiems tada. Iki. Ačiū, viso gero, ačiū, kad klausėt.